su Luku žaisim tokį žaidimą, aš jam nupirksiu kažką paragauti, jis nematys, ką jis valgo, jis turės paragauti ir tada nuspręsti, ką jis valgo ir jeigu jis atspės, tada taškas jam, jeigu neatspės, taškas man. Tai tikėkime, kad aš laimėsiu ir jis neatspės, ką ten valgysiu. Nupirksiu šitą Lukai. Mes šiandieną patikrinsim, kaip Luko receptoriai, ta prasme, ar viskas su jais gerai ar ne. Taisyklės bus tokios, kad aš pasakysiu, kada jam reikės atspėti brendą ir ką valgo, o kada tik tiesiog ką valgo, nes brendą bus atspėti neįmanoma praktiškai. Žinai, tai aš tau pasakysiu, dabar turi atspėti ir brendą, ir grinai ką valgai, o po to tik brendą, pavyzdžiui. Gerai? Okay, tai... Tai pradėkim, tik noriu iš karto perspėti Lukai, kad viskas yra tai, viskas yra valgoma, nėra kažkokių įsdavalkių, ten šunų maistą, panašiai tokių nėra dalykų, viskas yra valgoma, tai, ta prasme, yra dalykų, kurių tu, praktiškai kokį 90 dalykų yra, ką tu jau esi ragavęs. 90? Iš 100% 90, ką tu jau esi ragavęs. Tai gerai, pradėsim. Čia bus 90 dalykų? Ne, bus biškį mažiau. Sakai 90 dalykų. 90%. Gerai, pradėsim nuo gėrimų. Tai va, pirmas jūsų matot, kas ten yra. Aš nežinau, gal Luks ir nėra jo ragavęs, tai čia nesi jo ragavęs, bet gal šiandien yra diena, kai bus daug pirmų kartų. Na gerai, paragauk dabar. Paragauk. Palapas jis. Ir nežiūrėjau. Man taip juokingai iš karto iš tave galina. O tai ką man čia atspėdavo? Nu, tu dabar kas čia yra, ta prasme, koks skonis, ką tu jauti. Pažiūrėsiu, kas čia yra. Kokį skonį tu jauti, ta prasme? Čia iš limonado būtų, ne? Nu, iš limonado, bet kokį tu skonį jauti, kas galvoje čia gali būti? Dar ten yra, gali atsigėti? Gali. Kažkoks kaip, čia ne kaip pieno kokteilis kažkoks, bet gazoks. Kaip čiupa-čiup, sako, kas nors gėrimas. O, ne? O koks skonis? Braškio. Nu, dabar aš tą parodysiu. Palauk, man žinai primena, kai būdavo tie saldainiai, kai vaikystėje valgydavom raudonai balti, tokie čilpiai ir būdavo braškių su grietinėlė kažkas. Žiūrėk, dabar parodysiu aš tau. Primetat, pirms Nes aš 10 paragavau iš karto, kad gazuots ir kažkas su braškėm, iš karto man čiupa-čiups gėrims ar iškendi Na, popą, bet tu atspėjai, grinai geras, tai vienas taškas Lukai. Gerai, dabar keičiam. Ir dabar iš karto dar ragaujam ir spėsim. Tik nežiūrėk prie skalutę, nes tau galima ateit. Nežiūrė, nesmetu, aš nežiūrė, aš važiuoju. Kefyras. Nu taip. O brandą atspėt? Ne, nu tai čia nesvarbu, žiūrėk. Vilkiškių. Tai 10 iš 10. Aš čia tokių palengvinimai prieš sunkesnį padėjau. Tikiuosi tau nebus kas skonis maišė. Nu gerai. Palauk, aš noriu pažiūrėti. Šitą dalyką Luks nėra ragavęs, bet aš noriu tiesiog pasižiūrėti, ar jisai atspės, kas čia yra. Krita šiaudėlis. Norėsi dar kartą? Spėsi jau. O ką atspėti? Kompaniją atspėti irgi? Nu, gali kompaniją, bet aš nežinau, ar atspėsi, bet kokį jauti skonį. Kaip manai, kas čia yra per gėrims? Vynogių gal? Vynogių? O kas manai čia per gėrims? Nežinau. Noriu dar paragauti, ištrauksiu šiaudėlį. Čia tai... Na? Čia tai neatspėsi. Bet patinka ar ne? Gertum?
Gal visai gerčiau, nežinau. O tai čia kas limonadas ar kas čia yra? Ar vaistai? Nu, čia toks kaip tipo limonadas. Neatspėsi, ne? Tikiuos Prime nepirkai? Prime? Vynu. Kokia skonė? Ice Pop. Man tai kažkoks vynogių kaip limonadas. Man tai labai toks artificial skonis. Netikras. Iš vis netikras. Jo, žiauriai netikras. Man Tipo grynai Prime Hydration Ice Pop. Nežinau, man tai skonis nepatinka. kaip čiulpinukų vynogių skonė. Čia yra 10% coconut water ir tada kažkoks 250 BCAs, B vitamins, tipo. Nu, žodžiu, nėra viską. Paragavimui gal gerai, bet jūtos, kad kažkoks iš pradžių dariau sakyti energetinis kažkoks, bet nežinau. Šiaip nepirkčiau. Nepirktum, aš irgi. Antrą kartą nepirkčiau. Gerai, dabar pradėsim nuo maisto, tai dabar reiks Tai neatspėjau, ne? išsirišti. Ne, šitą neatspėjai. Tai žiūrėk. Turi atspėti ir brandą, ir kas čia yra. O tai kaip man atspėti brandą? Nu, nes tu esi valgęs į 100 kartą. Nu, dabar esi ne brandą, o koks grinai čia yra. Grinai turi atspėti. Neatspėsiu, čia grinai kažkoks saldainis su karamelė. Tai neįsivaizduoju net, tai kaip koks man čia atspėti, galėtų būti. Ta prasme, žinai, kai būn, pavyzdžiui, ant Kit Kat, Bounty, tai neįsivaizduoju, koks čia galėtų būti. Skonis. O Nieko neprimenu. Marsas. Marsas? Mhm. Gerai. Aš matai nesupratau, nes galvoju arba Marsas arba Milky Way, bet nesupratau, nes tu mažą gabaliuką davėjai ir aš galvoju, ar čia mažas saldainis kažkoks, ar kas, žinai, tai... Ai, supratau. O karamelė, tai jaučiasi tik tai karamelė, jau toks daug aš išstimsiu. Gerai. Nespėjau. Gerai, kitą. Tokio gabaliuką yra, supranti. Dabar turi įsižiūrėt. Gintarė. Kas čia yra? Kas čia yra? Kaip rūkšto. Nu, kas čia yra? Kažkai sieklas šitą. Aš galiu tau palengvinti. Nu, palengvink. Čia yra vaisius. Vaisius? Taip. Esu valgęs. Neįsivaizduoju. Bet tikrai žinai, kaip jis atrodo. O čia grinai vaisius yra ir tuos sieklas yra vaisius? Taip. Galvosiu. Kaip jisai gali vadintis? Užmiršai pavadinimą? Kokiam jisai klikiam? Na. Tai dabar aš turiu visus egzotinius vaisius žinoti. Nu, 1, 2, 3 spėjims, koks būtų. Ką aš žinau? Žinai? Nežinau, Nu gerai, ne ką tokia. Ne, bet tokia. 3. Nu, Pasiklausk. iš kur aš galėjau žinoti? Aš galvoju, gal tu žinosi. Taigi žinai, kad Čia tas sėklas bus O. blogas. jis traukia visą burną. Taigi žinai, kad kai perki kažką pasitvorus, skonė visai kitoks būna. O, į kam tą silkę po saldumynų, po vaisių, po limonado silkę įkišai burną. Bet atspėk. Nors galėjai nupirkti tą, kur aš mėgstu. O kokia tu vyksti? Aš tau parodysiu kitą kartą. Tai A, ne? negera kombinacija, žinau. Gintarė. Na, kaip galvai, kad čia gali būti? Ką? Tikiuosi nepirkai jokių kepenėlių. Ne, čia ne kepenėlės. Net jokia gyvūna čia produktą vidai. Išnikštų.
Nu. Turi kokių nors spėjimų? Kokią nors veganišką mėsą nežinau. Kažkoks šlykštus žmogau, kažkoks kepenis, žarnas, čia man duodė. Kas gali valgyti veganiškus burgerius? Tai žmonės, man tai visai skamba. Sojas čia. Tai šlykštynės tokia duodė man. Nu. Oi. Įsižiūrėk. Čia skittles. Pasiskanindavai. Po veganų burgeriam. Kažkokių kepenų skonė. Nesuprasi, ten iš viščiukų skrandžiukų sumalta. Veganiškų skrandžiukų. Ui. Žinok, tas burgeris jaučiu pats šlikščiausias. Ar rimtai? Nuo meda. Ir už 2 nomedas smagiau 60. Už 2 toks. Aš atsimeni, kai antanų tokį maišas vyrau. Kiek kainavo? Man nu, tai buvo nedaug, 3 eurų. O aš sumokėjau už 2 nomedą, maksimum tokius 2,60 €. Žibri nesąmonė. Tau patinka nomeda? Už tokią kainą galėdavai mokykloje 2 karbonadą pavalgyti. O dabar gali tik 2 nomedas nusipirkti. Krapų lasdelę. Taip. Pirkai visą pakeiką man duot krapų lasdelę neparagavus. Pasidarysim po to su tarpu. Burgeris. Dabar turiu spėti ir brandą. Ai, brandai. Bet o įdomu taip, ką tipo įkiši į burną. O tai kas gaidelį gamin? Na ne, iš tikrųjų, kad pasakytum gaidelis, bet iš kur tu supratai? Nu, nes sausas sutrauk žandus iš karto. Nu gerai. Tikiuosi sakiau. Ne, aš nesąmonė. Tas tavo burgeris, žinok, man tikrai. Nu? Atspėti turi visko ir pavadinimą. Skonis kaip magijos mėlyns. Matai, kaip tu gerai viską žinai. Nu gerai, užsidėk ir dabar paskutinis. Nu ir galui užmušti visus skonius. Dabar palauk, biškiuk. Čia čitos yra Flaming Hot gal kokie nors? Ar ne čitos? Ne. Bet koks skonis Flaming Hot kalbari? Aštrus kažkokie. Taip. Bet O čia aš kur galiu kažkokie... žinoti Ne, tokius? aš nesakiau brandas, kaip, bet čia kažkokie amerikietiški ir 3 € kainuoja. Bet aštrus, o ne? Atragavai jau? Jo. Aš pirmą atsigėriau praimą su rūkštim ir tada tą paragavau ir man taip subvimdė biški ir tada dar tą burgerį paragavau ant viršaus. Aš suvimdė. O kas tą burgerį dabar valgys? Vakarieniai turės pasidaryti. Ką? Aš turiu bet skanu. O tu vakarieniai valgysi burgerį ar tą? Kodėl? Nu gerai, tai žodžiu. Paukščiukam. Taip jau gavos, kad Lukas laimėjo ir jis atspėjo praktiškai daugumą, ne? 8,9 iš 90, ne? Taigi mes jam turim nugalėtoją prizą. Indus išplauk. Palauk, užsimerk, parodysiu, koks prizas žiūrovam pirmą. Užsimerk. Nežiūrėk. Kvaputis į mašiną. Bubblegum. Gerai, reiks pasigabinti.
Nu, ačiū. Dabar, prašau, ar dalyvausi dar kada nors kitame turnyre. Kitam turnyre tu dalyvausi, tada galėsim pažvengti. Nu gerai, jeigu norit, kad Lukas man padarytų, tai pakomentuokit ir tada atsižvelgsim į jūsų nuodus. O dabar, ačiū, kad žiūrėjote ir... Skanus, bet aštrus. Kaip paragavau, man irgi pirms buvo, kad čytos, sakysiu, nes čytos tokie yra einamiausi kukurūzai, ne? Bet šitos minkštesnį, tai dabar kietesnį tokie, ne? Bet čia kažkiek amerikietiški, man atrodo. Nes čia matai family. Family. Amerikos vėliau. Kur? Ok, visą gerą. Ačiū, kad žiūrit, nepamirškit, paspausti subscribe. Like, subscribe. Maybe next video English language. Speak London. Oh, gerisi.